Labą dieną, aš esu Aistė Žemaitytė. Dabar jau pasitelksim visas pastangas ir pasistengsim tas kelias valandas iki 3 valandos iš tikrųjų atidirbti ir susipažinti su visais psichologiniais veiksniais, kurie yra susiję, kurie yra svarbus gavus sporto traumą ir sveikimo bei reabilitacijos procese. Seminaras yra suskirstytas į tam tikrus etapus. Tai pirmas etapas yra psichologiniai veiksniai gavus sporto traumą, nuo kurio ir pradėsime. Antras - sveikimo procese, kas ten pasikeičia sportininko viduje, toje pusėje, kurios mes nematom, nes daktarai mato paprastai tą traumos dalį ir jie užsiima būtent atstatymu šitos pažeistos vietos, pažeisto audinio į normą, o psichologinės tos pusės labai dažnai nei treneriai, nei patys sportininkai nereabilituodavo, nes net nežinodavo, kad ten, neįsisąmonindavo, kad ten būtent tie pokyčiai yra dėl to, kad buvo patirta trauma. Ir trečiasis etapas tai yra būtent reabilitacija ir sportininko integracija į sportinę veiklą. Ir šita veikla vėlgi jinai yra susijusi su tam tikrais psichologiniais veiksniais. Esu ne vienas sportininkas iš tikrųjų būtent šitoje fazėje gavusi, kabutėse gavusi, tiesiog atsiunčia arba treneriai, arba daktarai, tam, kad grąžintų į sportinę veiklą, kad vėl tas sportininkas rodytų savo rezultatus, nes vien tik tai medicinės reabilitacijos būna, kad neužtenka. Kas atsitinka gavus sporto traumą antrą kartą? Turbūt, jeigu turėjo tokių sportininkų, žinot, krenta motyvacija, taip? Krenta pasitikėjimas savim, sportininkas jau nebetiki, kad jisai gali grįžti į tokį lygį, kokį turėjo, ir motyvacija toliau sportuoti, tęsti sporto veiklą yra sumažėjusi. Taigi, norint išvengti tokių dalykų, tai būtent reikėtų atkreipti dėmesį į šitą psichologinę reabilitaciją, į visą psichologinę pusę ir taip pat psichologinę reabilitaciją patyrus sporto traumą.